Kodėl metų tema pasirinkai buvimą artimu? Kodėl pasirinkau? Bandžiau galvoti, kokiame pasaulyje šiandien gyvename. Man atrodė, kad šiuo istorijos momentu yra daug vienatvės, daug abejingumo. Pastaraisiais metais ypač pastebimas smurto ir karų eskalavimas. Nenoriu čia minėti visų vykstančių karų, kurie atneša tiek daug skausmo. Jie vyksta visur pasaulyje. Vieni konfliktai mažesni, kiti didesni. Visi sukelia tiek daug kančių, daug vienatvės, daug neteisybės. Galvodama apie vis labiau besivystančias technologijas, kurios kažkiek prasiveržė, sakyčiau, teigiamų požiūrių, bet technologijos įsiveržė į mūsų gyvenimą ir labai įžūliai, paversdamos mus vis labiau individualistais. Mus labai sujungia visame pasaulyje, tačiau tuo pačiu metu daro mus vis labiau individualistais. Tokiame pasaulyje man atrodė, kad buvimas artimu, buvimas šalia galėtų būti tarsi priešnuodis, pagalba gydančių laikinės epochos ligas. Aš jas vadinu ligomis, kad nenaudočiau kito žodžio, nes man tai išties yra labai didelės blogybės, kurias deja sukelia vyrai ir moterys, mūsų protas. Tad galbūt buvimas artimu, jei pasireiškia tinkamai, galėtų būti didelė pagalba. Man atrodo, kad šiuo metu turime iš naujo išmokti priartėti prie žmonių. Iš naujo išmokti žiūrėti į visus ir elgtis su jais kaip su broliais ir seserimis. Jei atvirai, pirmiausia, viduje jaučiau, kad turiu tai padaryti aš pati, o tada paprašyti viso judėjimo, padaryti, sakyčiau, nenoriu vartoti žodžio atsivertimas, bet sąžinės tyrimą. Sąžinės tyrimą, koks yra mano požiūris į žmones, su kuriais susiduriu. Jau kelis mėnesius sau keliu šį klausimą. Pasakiau sau, ar žmonės, prie kurių kasdien priartėju darbe, kur bebūčiau, man yra broliai? Ar jie man seserys? Ar esu abejinga žmonėms, kurie prieina pro mane? Ar netgi laikau juos priešais? Daug klausimų uždaviau sau. Tikrai nuolat peržvelgiu sąžinę, kiekvieną kartą, kai prieinu prie ko nors. Kartais pagalvoja, šio žmogaus norėčiau beveik išvengti, nes jis man kelia nerimą, gal sutrukdys, gal norės man ką nors pasakyti. Apie tai mąsčiau jau kelis mėnesius, dar prieš rašydama savo temą. Ir todėl ją pavadinau, kas tu man esi. Kokios yra pagrindinės temos idėjos? Pirmoji artumo forma yra ta, kurią mūsų siela išgyvena ir patiria bendraudama su Dievu. Jis pats per mus perduoda save artimiesiems. Antroji, kaip aš ją paaiškinau, yra dinamiškas artumas. Šia prasme, noras mylėti kitą yra judesys, kuris iš Dievo manyje nori pasiekti Dievą kitame.
O tai konkrečiai reiškia visišką atvirumą, visų priėmimą be išlygų. Štai dėl ko iškyla ir tas mano anksčiau užduotas klausimas. Be daugybės išlygų, be daugybės vertinimų, tų, su kuriais turiu susitikti. Tai reiškia įsijausti į tai, kaip kitas žiūri į dalykus. Juk mes nesame pagaminti serijiniu būdu. Kiekvienas iš mūsų yra kitoks. Su skirtingu charakteriu, skirtinga mąstysena, skirtinga kultūra, skirtingu praeities bagažu, skirtinga gyvenimo istorija. Tai reiškia, kad turime išeiti iš savo schemų, mentalinių ir asmeninių schemų, nes galiausiai tai, ko norime, yra kito gėris. Bent jau tikiuosi, kad visi mes puoselėjame troškimą norėti gero kitam. Ar mes tai darome ar ne, kiekvienas turi savo užduoti šį klausimą. Tačiau, iš esmės, jei esame vyrai ir moterys sukurti pagal Dievo atvaizdą, mumyse gyvas troškimas norėti kitam gero. Norime, kad kiekvienas žmogus realizuotų save. Tai antrasis punktas. Trečiame punkte norėjau pabrėžti, kad artumas nėra fizinio artumo klausimas. Tai kažkas kita. Savo temoje minėjau Evangelijoje randamą palyginimą apie gerąjį samarietį, kuris tai geriausiai išreiškia. Evangelijoje yra daug pavyzdžių, tačiau palyginimas apie samarietį geriausiai išreiškia buvimą artimu. Be abejo, teologai ir biblistai yra daug analizavę šią temą, parašė daugybę komentarų. Man asmeniškai didžiausią įspūdį padarė samariečio elgesys. Tas žmogus, rastas ant žemės, užpultas plėšikų, buvo nepažįstamasis. Jis net priklausė kitai tautai. Jis buvo tolimas, tiek kultūros, tiek tautos, tiek visais kitais atžvilgiais. Tai buvo tolimas žmogus. Persino anche era da un altro popolo. Perciò non so, era così, cioè lui, questo uomo era distante, sia per cultura, sia per popolo, per tutto, cioè era una persona distante. Tačiau šis samarietis, ir tai man yra esminis dalykas, tapo artimu ir pasirūpino juo. Jis nepriėjo tik pažiūrėti. Štai sužeistas žmogus, pažiūrėkime, ar kviesti greitąją pagalbą, ar pabėgti. Jis priartėjo ir juo pasirūpino. Jame glūdi rūpestingumo jausmas. Ne tik priartėju, tampu artimu, bet ir stengiuosi pasirūpinti. Questo punto principale anche era come la prossimità non è questione di vicinanza, di essere simili, ma di guardare ogni uomo, ogni donna nel suo vero essere. Šiuo atžvilgiu svarbiausia yra tai, kad buvimas artimu nėra fizinio artumo ar panašumo klausimas, bet kiekviename vyre, kiekvienoje moteryje pamatymas tikrosios jų esybės. Tai žmogus. Vadinasi, kiekvienas turi savo orumą, nepriklausomai nuo tautos, iš kurios yra kilęs, kultūros, charakterio, nuo nieko. Ketvirtas punktas, pasakysiu fraze, leisti sužeidžiamiems. Kad būtų vaisingas, buvimas artimu reikalauja, kad kiekvienas iš mūsų nebijotume leistis būti sužeistas. Priimtume į savo širdį skausmą ar situaciją, kurią išgyvena kitas. Savo temoje pateikiau daug pavyzdžių, taip pat ir jaunimo, kurių nuomonės teiravausi ir kurie man atsiuntė savo liudijimų. Noriu pabrėžti tik vieną. 9 metų berniukas, kai jo paklausiau, tu 9 metų, ką tau reiškia būti artimu? Jis pavartojo frazę,
pakelti kito širdį. piaciuto molto. Man tai labai patiko, nes šis posakis, jei jį vertintume rimtai, galėtų būti pagrindinis mano temos punktas, skatinantis mus gerokai pamastyti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jei aš priartėju prie žmogaus, kas jis bebūtų, galiu tą akimirką pakelti jo širdį. Kas pasikeistų įdėjime, jei mes gerai gyventume artumu? Manau, kad jei mes juo tikrai gerai gyventume, pasikeistų daug dalykų. Aš to tikiuosi ir linkiu, meldžiuosi, kad tai būtų, nes keistųsi santykiai tarp žmonių. Ir ne tik judėjimo viduje. Manau, kad tai mums padėtų ir už jo ribų. Kartais lengviau gerai elgtis su žmonėmis iš išorės ir juos gerbti, būti gerais, pasirodyti esant mandagiais žmonėmis. Sunkiau tarp mūsų, kurie esame tos pačios šeimos dalis, visada taip elgtis vieni su kitais. Tačiau atsakydama į šį klausimą, norėjau pabrėžti, kad esu įsitikinusi, jog ir judėjime labai daug žmonių taip gyvena. To negalima paneigti. Matau pastaraisiais metais, bet ir anksčiau, kiek iniciatyvų, kiek įvairių projektų pastaruoju metu, bet ir anksčiau, kiek projektų taikos labui. Jų yra labai daug, galbūt ne apie visus juos žinome, kiek projektų skirtų padėti vargšams, kiek pagalbos teikiame. Atidarėme keletą fokuliarų bendruomenių, kad teiktume pagalbą ir prieglobstį imigrantams arba rūpintumės gamta. Daugybė dalykų leidžia suprasti, kad judėjimą yra gyvas troškimas gyventi artumu, daryti kažką dėl kitų, dėl visuomenės, dėl sunkių pasaulio situacijų. Tai tikrai yra. Tuo pačiu metu linkiu, kad mūsų santykiai judėjimo viduje tarp visų šakų, pradedant fokuliarais, savanoriais, jaunimu, šeimomis, kad šis artumas vis labiau taptų nuolatiniu gyvenimo būdu. Dažnai per dieną paklauskime savęs, ar gyvenu artumu, kaip juo gyvenu. Tai neturi būti vienretsykiais prisimama laikysena, arba kai norime mylėti kitą, rūpintis kitu, nes jam to reikia. Toks yra mano linkėjimas, dar ir todėl, kad mano nuomonė tai mus sugrąžina prie grynosios geros charizmos, kuri mus mokė artumo, meilės artimui, abipusės meilės, tapimo vienas su kitu. Visa mūsų dvasia persmelkta šią sampratą. Gyventi pagal ją šiais metais reiškia sugrįžti prie grynumo, prie geros liubik minties autentiškumo ir to, ką jai reiškia buvimas artimu. Ką reiškia buvimas šalia? Nemanau, kad tai buvo tik fizinis artumas, bet daug daugiau. Jei taip gyvensime geriau ir giliau, galėsime kurti santykius, pavadinčiau juos autentiškais. Nes kartais rizikuojame netgi tarpusavyje, netgi judėjimo lygmenyje palaikyti santykius kaip geras manieras. Nesukeliame vienas kitam skausmo, bet ar tai yra autentiški santykiai?
Tikiuosi, kad šie autentiški santykiai gali sukurti ir draugystę. Draugystę tarp žmonių, kuri daro įtaką ir socialiniai draugystiai, kuri stiprina ir išplečia mūsų širdį, suteikdama jai dar didesnį gebėjimą klausytis, didesnį gebėjimą būti gailestingai kitiems. Ir ne tik kitiems. Jei turiu būti gailestinga tau, turiu būti gailestinga ir savo pačiai. Kitaip nemanau, kad sugebėsiu tai praktikuoti. Ir manau, kad tai suteikia mums gebėjimą, netgi judėjime, apie tai nekalbame, to nesakome tarpusavyje. Tačiau tai suteikia mums galimybę atleisti savo. Kartais tai labai sunku. Galbūt kartais lengva atleisti kitam, bet neatleidžiame savo. Arba atvirkščiai, atleidžiame savo, bet nesugebame atleisti kitam. Ir jei apie tai neįmanoma kalbėti, aš visada sakau, kai manęs klausia apie taikos santykius, manęs klausia per interviu, sakau, kad karo apimtoje šalyje supratau, jog negalima vartoti žodžio atleidimas, nes jis per stiprus. Kai vyksta karai, kai yra priešai, tačiau visada sakau, kad galima kalbėti apie susitaikymą. O mes dar labiau, jei esame bažnytinio judėjimo nariai, pasaulinio judėjimo, kuris moko brolystės, kuris moko vienybės, tuo labiau mes turime išmokti susitaikyti tiek su Dievu, tiek su broliais ir seserimis, su kuriais susidurėme. Linkiu, kad visa tai šiais metais įvyktų judėjime. Kur yra artumo ribos? Taip, labai įdomus šis klausimas, nes verčia gerokai susimastyti, ar tikrai egzistuoja artumo ribos. Kaip pirmąjį atsakymą pasakyčiau, kad ribų, manau, neturėtų būti. Tačiau žinoma, negalime būti 100% tikri, kad tai, kas mums ar man yra artumas ir solidarumas, toks yra ir kitam. Manau, kad tai, ko niekada neturi trūkti santykiuose, tai pagarba laisvei. Esu įsitikinusi, pagarba laisvei tai yra pagarba kito sąžinei. Man šie du dalykai yra esminiai bet kokiuose santykiuose. Pagarba kito laisvei ir pagarba jo sąžiniai. Dėl to yra svarbu, kad kai mes artinamės prie žmogaus, darytume tai švelniai, o ne kaip kažką primesdami. Tu klausi mūsų judėjime. Manau, kad mūsų judėjime, jei turiu būti nuoširdi, kartais padarėme klaidų šiuo atžvilgiu. Galbūt manydami, kad mylime kitą, mes jį skaudinome. Norėjau pasakyti, kad norėdami perduoti šį nuostabų dvasingumą, dalyti savo charizmą, nes ji yra ne tik dovana mums, bet ir kitiems. Galbūt mes sukūrėme santykius, kuriuose kitas ne visada jautėsi visiškai laisvas. Kartais turėdami gerų ketinimų, apaštališką uolumą, man atrodo, kad mes prislėgėme žmones. Nors ir norėdami juos mylėti, turėdami gerų ketinimų, bet nežinodami, kaip elgtis. Ne visada turėjome subtilumo, pagarbos kito sąžiniai, kito laisvei, kito laikui. Tikiuosi, kad ši tema apie artumą
Nors nebus visų problemų sprendimas, tačiau jei iš tiesų rimtai į ją įsigilinsime, padės mums sugrįžti prie to, ką pats Jėzus mums padovanojo Evangelijoje, parodydamas daugybę konkrečių pavyzdžių, ką reiškia mylėti artimą. Ci ha mostrato tantissimi esempi concreti che cosa vuol dire amare il prossimo. Jei leisi, yra viena Chiaros frazė, kurią radau rašydama šią temą ir kuris skamba taip. Yra žmonių, kurie daro dalykus iš meilės. Yra žmonių, kurie daro dalykus, stengdamiesi būti meilę. Nes kartais nori mylėti, tačiau ne visada kitas tai priima. Yra žmonės, kurie daro dalykus iš meilės. Yra žmonės, kurie daro dalykus, stengdamiesi būti meilę. Meilė mus įkurdina Dieve, o Dievas yra meilė. Bet Dievas, kuris yra meilė, yra šviesa. O šviesoje matome, ar mūsų būdas artintis prie brolio ir jam tarnauti atitinka Dievo širdį, kaip brolis to norėtų, kaip jis svajotų, jei šalia jo būtų ne mes, o Jėzus.